Visi nori investuoti į verslą, kuris ateityje stipriai išaugtų. Nieko naujo, ne? Warrenas Buffettas sako, kad reikia investuoti, kai gatvėse liejasi kraujas ir pilna baimės. Čia aišku netiesioginė prasme, tai nepradėkite investuoti, kai kitą kartą atvažiuos Anglijos futbolo fanai ir kils tam tikros riaušės. Tai kaip atskirti, kada verslo akcijas yra apsupusi baimė ir jis yra nuvertintas? Šiandien apie tai ir kalbėsiu ir tam pasirinkau CVS Health. Kodėl? Pirma, manau, kad tai labai nesuprasta įmonė ir dėl to šiuo metu yra nuvertinta. Tai matome pažvelgę į akcijų kainų kritimą per paskutinius metus. Ir antra priežastis yra mano asmeninė patirtis su kompanija. Palyginti nesenai mano kelionėje į New Yorką. Čia ir gali atsirasti puikiai investicinė galimybė dėl netinkamai įvertintos kompanijos. Mes ir toliau orientuojamės į kokybiškas įmonės, kurios ilgainiui gali atnešti mums daugiau vertės ir CVS gali būti viena iš tokių įmonių. Taigi investuojame, kai kiti bijo. Jei pirmą kartą atsidūrė šiame kanale, tai susipažinkime. Aš esu Emilis, čia atkeliavai į Financial Lithuanians, kur su kitais kūrėjais pristatome daug finansinio turinio. Bendrai nuorodose gali rasti krūvą portfelių iš manęs, iš Aleksandro, iš Justinos ir tai yra praktiniai portfeliai, kurie lyginasi ir kovoja viens prieš kitą arba kažkokios specifinės strategijos ir dažniausiai jos yra lyginamai mažomis sumomis. Bendrai portfelių suma tikriausiai jau viršijo 200-250 tūkstančių kažką tose ribose. Tai visai įdomu pasižvalgyti per visas nuorodas aprašymę. O mes judame toliau su šiandienos video. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie savo asmeninę patirtį su CVS. Prieš porą mėnesių keliavau į New Yorką ir dalyvavau Freedom 24 konferencijoje. Įrašiau ir porą vlogų, jei įdomu, kaip atrodė New Yorkas mano akimis, paliksiu nuorodą čionais. Kai kurie dalykai dabar buvo tokie, kokius mes ir įsivaizduojame. Starbucksas ir McDonald'ai, kas antroje alėjoje, 1000 klientų kasdien, tačiau man didelis surprizas buvo CVS vaistinių kiekis. Nemanau, kad galiu perteikti, kiek bendrovės parduotuvių bendrai mačiau New York'e. Atrodo, kiekviena gatvė turi savo atskirą parduotuvę. Ir jos visos sausakimšos. Kalbame apie įvairaus amžiaus ir visų socialinių sluoksnių žmonės. Ir ne tik brangiuose Manhatano rajonuose. Žodžiu, verslas nesnaudžia ir juda. Tai privertė mane susimastyti, kodėl tada jos akcijos taip sumažėjo. Tai gerai, pradėkime nuo pradžių, kodėl ta akcijos kaina sumažėjo. Mano nuomonė, priežastis, dėl kurios akcijų kaina krito būtent šiais metais, yra klaidingas požiūris apie vaistus šiuo metu. Klaidingas požiūris? What? Leis paaiškinti. Jei stebėsime akcijų kursą, norėčiau sutelkti dėmesį į du tokius reikšmingesnius kritimus. Pirmas labai reikšmingas, antras toks pusiau. Vienas čia, gegužės 1 dieną, ir čia kitas truputį mažesnis. Dabar pažiūrėkime, ar už šių kritimų slepiasi rimtos priežastys, ar tiesiog rinka blogos nuotaikos. Taigi, didžiausio akcijų kritimo priežastis - gegužės 1 dieną paskelbti finansiniai rezultatai, kurie nebuvo tokie puikūs. Pirmojo šių metų ketvirčio rezultatai yra 2 iš 2. Tiksliau, 2 analitikų apskaičiuoti rodikliai, kurių kompanijai nepavyko pasiekti. Nors pajamos bendrai išaugo 3,7% per metus, bet analitikų skaičiavimai tikėjosi daugiau. Ir čia toks keistas momentas, kai kompanija uždirbo pelną, bet analitikai tikėjosi, kad uždirbs daugiau ir kompanijos akcijos krenta žemyn. Paraleliai kompanija galbūt prarado pinigų, bet prarado ne tiek daug, kiek tikėjosi analitikai ir kompanijos akcijos kaina šauna į viršų. Biški tas trumparegiškumas, mano nuomonė, šioje vietoje. Be to, CVS vadovybė taip pat sumažino šių metų planuojamą pelną. Tai sumažintas earnings per share, tai uždarbis per akciją, taip pat ir grinųjų pinigų srautas. Mažinami finansiniai tikslai ir kompanijai nepavyko pasiekti analitikų apskaičiuotų rezultatų. Ok, čia yra tam tikro svorio šitiems argumentams ir investuotojai įsivertinę šiuos rezultatus nusprendė išparduoti arba mažinti tam tikras pozicijas. Nes dažniausiai investuotojai visą laiką nemėgsta nežinomybės. Ir šitoje vietoje atsiranda tam tikra nežinomybė, kada kompanija atsigaus, kada pradės daugiau pinigų generuoti, kokia potenciali augimo trajektorija ateityje ir taip toliau ir taip toliau. Dabar antrasis, mažesnis akcijų kritimas. Čia iš CVS pusės nebuvo kaip ir jokių naujienų, bet pasirodė naujienos iš pagrindinio konkurento Walgreens. Kadangi Walgreens vadovybė pranešė apie silpnumą visoje pramonėje ir kad ji bus priversta uždaryti tam tikras parduotuves, tai paveikė ir CVS akcijas. Emilija, čiagi laikas išpardavinėti, o ne pirkti. Iš pirmo žvilgsnio taip, bendras vaizdas ne itin geras, mažinami ateities uždarbio planai ir itin stipriai krentanti kaina, atrodo gali virsti tokiu krentančiu peiliu, kurio tikrai gaudyti nereikėtų. Ypač kai analitikai tokie kaip Leerink sumažino įmonės reitingą. Ir dar papildomas kainos kritimas, kai Walgreens paskelbė apie sudėtingas sąlygas. Bet čia iš tiesų CVS kaina turėjo būti įvertinta, nes jos ketvirčio rezultatai ir įmonės ataskaita realiai sakė tą patį kaip ir Walgreens. Čia jau labiau gaunasi tokia perdėta rinkos reakcija ir atsirandanti baimė. Žinoma, tai galiausiai mums naudinga. Nes ten, kur perdėta rinkos reakcija, atsiranda ir puikių investavimo galimybių.
Ir savęs atvejais, mano nuomonė, yra vienas iš jų. Pradėkime nuo aspektų, kurie mano manimo artimiausiu metu padidins savęs pajamas itin stipriai. Tai visų pirma, pasaulinių lygių žmonių skaičius vis auga, kurių vidutinė gyvenimo trukmė darosi gerokai ilgesnė. Kaip matome grafike, šiuo metu vyresni nei 65 metų žmonės sudaro apie 10% visų gyventojų. Apskaičiuota, kad šis skaičius iki 2100 metų padidės iki 25%. Tai vienas iš 4 bus vyresnis negu 65 metų. Tai tiesiog reiškia, kad pagyvenusių žmonių, kuriems kyla medicinės priežiūros poreikiai, skaičius nuolat auga. Ir kas iš to pelnosi? Žinoma, farmacijos kompanijos, o čia savęs yra puikiai įsitvirtinusi su savo vaistinių tinklu ir sveikatos priežiūros paslaugom. Ir prie šios tendencijos pridedamas poreikis valdyti lėtinės ligas. Ar nelogiška? Didėjant gyventojų ir vyresnio amžiaus žmonių skaičiui daugėja ir lėtinėmis ligomis sergančių pacientų. O tokių vaistinių kaip savęs ir tokių paslaugų jiems tikrai reikės vis labiau. Dabar antras dalykas, labai svarbus aspektas, kad savęs pamažu virto milžinų teikiančių sveikatos sprendimus įvairiose srityse. Kitaip tariant, jį pasiekė tai, ką vadinama tokia vertikalia integracija. Ypač po AETNAP įsigijimo. Savęs dabar teikia ir draudimo paslaugą savo klientams. Ir mes puikiai žinome, kiek uždirba draudimo bendrovės, ypač Amerikoje. Todėl integruodama draudimą, medicinos programas ir vaistinės savęs sugeba teikti medicinius sprendimus su labai didelėmis pelno maržomis ir pakankamai tokiamis palankiomis kainomis vartotojams. O dėl to savęs registruotų narių kasmet daugėja. Čia ir taip turėtų būti aišku, kad didėjantis vartotojų kiekis reiškia ir per ilgą laikotarpį augančias pajamas. Trečias ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau aptarti, yra technologijų plėtra. Vykstant technologiniai revoliucijai sveikatos sektorėje, savęs dabar teikia sveikatos paslaugas internetu, taip dar labiau padidindama klientų galinčių juos aptarnauti skaičių ir beveik be jokių išlaidų. Tiesą sakant, tą pačią logiką apdorojant duomenis iš savo klientų 3 skirtingose sektoriuose ir integruojant dirbtinį intelektą, savęs turi didžiulį pranašumą. Dabar jį gali pritaikyti savo sveikatos priežiūros paslaugas, optimizuoti inventorių ir pagerinti veiklos efektyvumą, naudodama šią technologiją. Ne tik programinės įrangos įmonės gauna naudos iš AI perliukų. Paprasčiau tariant, savęs yra nuolat pelninga, dirba pramonėje su nuolat augančia klientų baze, teikia vertikaliai integruotas mažų sąnaudų ir didelės mažos paslaugas ir galiausiai gali augti dar labiau tinkamai panaudojant šiuolaikinės technologijas. Žinoma, reikia įsivertinti ir potencialias rizikas. Kiekviena investicija turi rizikų. Tai mano nuomonė būtų teisinės bazės rizika. Paimkim tokį random pavyzdį, kad valstybė ateis ir pasakys, neįmanoma būti ir draudimu, ir farmacija, ir turėti parduotuvės. Ir Amazon įėjimas, sakykime, į farmacijos rinką galėtų sužlugdyti tam tikrus procesus, nes Amazon yra labai atkaklus ir daug didelės kišenės turintis konkurentas. Bet nepaisant šių faktorių, reikia nepamiršti, kas yra lyderis receptinių vaistų rinkoje. Savęs šioje vietoje spardo į vienus vartus visus kitus. Šiuo metu turi daugiau nei 25% JAV rinkos. Kažkas panašaus į Walmart, kuris taip pat konkuravo su Amazonu. Ar kažkas nutiko ir Walmart bankrutavo? Ne? Toliau vykdo veiklą. Taigi, manau, savęs išlaikydama lyderiaujančią poziciją fizinėse parduotuvėse neturi ko bijoti. Bet čia tiesiog yra mano spėlionės. Pažiūrėkime į konkrečius kompanijos skaičius ir rezultatus. Pradėkime nuo įmonės pajamų. Logiška, kad akcijoms taip pakritus pajamos parodys tam tikras spragas. Ar ne? Klysti? Pajamos iš visų 3 segmentų rodo labai sveiką ir stabilų augimą. Pajamos iš draudimo, įsigijus AETNA, tęsiasi ir augimas. Pajamos iš sveikatos paslaugų, vidutinis augimas 8,5% per metus. Nepaisant nedidelio kritimo, kurį matome per dabartinius 12 mėnesių. Galiausiai pajamos iš vaistinių ir priežiūros produktų. Jos taip pat vidutiniškai auga 5,6% per metus. Sudėjus visas šitas pajamas į vieną vietą, matome, kad bendrai augimas siekia vidutiniškai beveik 11% per metus ir dabar siekia $360 milijardų per metus. Ko dar galime norėti iš senai įsitvirtinusios kompanijos? Dėl to manau, kad akcijų kainos kritimas per šiuos metus yra neadekvačiai didelis. Pažiūrėkime į kitą rodiklį – kainos ir ateities ir pajamų santykiai. Tai yra tokia dabartinė kaina palyginti su būsimomis pajamomis. Čia jis siekia beveik 8. Šio rodiklio vidurkis per pastaruosius 10 metų dažniausiai yra 11,66, tai reiškia arti 12. Kuo šis koeficientas mažesnis, tuo akcijos yra labiau nuvertintos. Bet čia dar ne pabaiga. Dėl didžiulio kainų kritimo jos dividendų pajamingumas taip pat labai išaugo ir kuris šiuo metu siekia 4,56%. Nejaugi galvoju, kad analizuosiu kompaniją be dividendų. Šiaip kartais nagrinėju ir jas, bet žinoma mėgstu dividendus, tai jeigu atsiranda kabliukų ir perliukų būtent šitoje sferoje, tai kodėl neaptarus jų. Pamatysime, kad per pastaruosius 10 metų jį beveik 3 padidino savo dividendus. Nežinau kaip jūs, bet nematau nieko, kas man nepatiktų šioje konkrečioje įmonėje.
Tai kokybiška, gerai įsitvirtinusi, pelninga, pigi ir su dideliu dividendiniu pajamų kompanija. Žinoma, reikia priminti, kad visa tai nėra finansinė rekomendacija. Tai yra tiesiog mano įžvalgos ir pastebėjimai, bet visiems, kuriems įdomu, kaip galima investuoti į tokio dydžio verslą ir, sakykime, lyginai su mažomis sumomis, arba norite tiesiog prisidėti kompaniją į sekimo sąrašą, keliaukime į mūsų praktinę sesiją su Freedom24. Tai Freedom24 brokeris, kurį naudoju daugiau negu porą metų ir šioje vietoje ten visi portfeliai, kurie viršė dabar 100 000, yra būtent pasiekiami per jį. Jeigu dar jo nenaudojat, tai nuorodą aprašyme duoda papildomų bonusų, o plus jeigu pildysite šitą sąskaitą Liepos mėnesį ir tik atsidarinėsite savo sąskaitas nuo gegužės 1 iki rugpjūčio 31, pasipildžius su 5 000 gaunate papildomų bonusų su šituo kodu, pasipildžius su daugiau negu 20 000 atsiranda antras kodas ir papildomai daugiau nemokamų akcijų, plus jeigu pasipildote 50 000, gausite net 20 nemokamų akcijų su 3 kodukais ir kiekviena akcija gali būti verta nuo 3 iki 800 baksų. Tai kodėl neišbandžius? Gerai, keliaujam į pagrindinę sąskaitą. Dabar tiems, kurie dar vis skeptiškai žiūri, tai 80 plus 12 plus 4 plus 3 plus 3 jau gaunate virš 100 000, tai štai mano investicinis portfelis vienas iš, kurių yra miksas, kuris jau viršė 100 000. Pačią kompaniją surasti lyginamai lengva. Vedame arba pavadinimą, arba tiesiog patį kompanijos ticker simbolį. Tai šiuo metu, jeigu aš pasiemu, sakykime, kiek čia 6 mėnesių, tarkim, 6 mėnesių, kai matote tą grafiką, tai vienas raudonas labai draugiškas kritimas, ir čia buvo dar vėl iš šitos pusės irgi lyginamai nedraugiškas kritimas, nors jeigu pasižiūrime į tą ilgesnį laikotarpį, tai tie kritimai, sakykime, yra daug svaresni per buvusį laikotarpį. Gerai, jeigu aš norėčiau į jį investuoti kaip į kompaniją, tai 4,76 būtent dividendinis pajamingumas, target prices iš pačių analitikų, tai galime paspausti šitoje vietoje, kad kiek kompanija analitikai prognozuoja pelnus. Per kompiuterį truputį kitaip rodo, prie telefonų dar reikia priprasti, bet mintis labai paprasta. Tai jeigu aš sakau, kad aš norėčiau investuoti, sakykime, į kokius 200-300 baksų, tai paimkime 57,45 ir sakykime 4 vienetai, kas yra truputį daugiau negu 200 baksų, place by order, by confirm. Ir šioje vietoje, kai rinka bus atidaryta, jeigu kas nors pasiūlys man nusipirkti už būtent tokią kainą, tas orderis iš karto ir įvyks. Jeigu dabar kaina pradėtų nežmoniškai augti ir nieks nepasiūlytų man nusipirkti šito įrankio už tokią kainą, tai man tiesiog tektų jį atšaukti. Nes kad ir kaip galvotumėte apie būtent pirkimus ir pardavimus, jūs turite suprasti, kad kažkas šiuo metu už tą kainą parduoda. Tai jūs turėtumėte galvoti, ką aš kaip investuotojas žinau daugiau apie tą verslą negu vidutinis investuotojas ir kodėl man tai gali būti gera galimybė. Trumpuoju laikotarpiu daug kas gali pardavinėti, bet vėl reikėtų nepamiršti, kad tas trade-offas ir egzistuoja, kad kažkas kitoje pusėje pardavinėja dėl kažkokios priežasties. Gerai, šiandien tiek. Ačiū už dėmesį ir už tai, kad domiesi verslais bei potencialiom investiciniam idėjom. O kadangi jau žiūri šį video, tai žinau, kad nori ir sieki daugiau, todėl palieku čia nuorodą į video, kuriame kalbėjau apie finansinę idėją, norint investuoti 100 eurų. Ir jei tau patiko šis video, kaip visad nepamiršk paspausti like ir subscribe, kad galėtume pasiekti vis platesnę auditoriją. Ir iki greito.